Labadiena. Sveiki. Domintų toks klausimas. Vykstame į kelionę Šiaurės Norvegiją. Iš tikrųjų reikėtų kaip ir miegmaišio ir kelionį kažko lengvo maistui gaminimo inventoriaus. Tiesiog sustojęs kažkur pasidaryti maistą ir aišku, kad būtų galima ramiai permiegoti, kai sakau, pusiau lauko sąlygom. Puikiai. Turim variantų. Pradėkime nuo miegmaišio. Tai aš pasiūlysiu Jums austrų gamintojo Carintija miegmaišį. Naudoja mūsų kariškiai, keliautojai. Jums važiuojant į šiaurę bus labai aktualu, nes ekstremas -32. Išbandytas ekstremaliom sąlygom ir tikrai blogų atsiliepimų nėra. Jeigu nori, galim išpakuoti, pasižiūrėti. Būtų įdomu iš tikrųjų pasižiūrėti. Kai suprantu, praktiškai pasikloja ir miegia. Tikrai taip. Šiaip jisai impregnuotas kažkiek? Ar tiesiog? Jisai turi atsparumą nuo drėgmės. Tai galima, sakykime, ant atviro lauko atsigulti ir galima miegoti. Užpildas G-Loftas, sintetinis Carintijos patentuotas produktas. Kas svarbu, jeigu miegosite ant lauko ir nedaug dievė prašlaps, tas G-Loftas vis tiek laiko tiek šilumą, nesukrenta, tiek šilumą, tiek vėją toliau laikys. Galvai uždengt. Jo, kaip ir variantas visai neblogas. Daug metų gaminamas produktas, tikrai išbandytas, pastoviai tobulinamas. Bus įdomu išbandyti. Tikrai tokiam sąlygom netekia nakvoti, tai bus proga. Mums bus įdomu jūsų atsiliepimai. Atsiliepimai. Maisto gamybai. Jo, maisto gamybai būtų kažkoks, kur būtų galima pasikepti, išsivirti kažką tai. Turim įvairius variantus, bet norėčiau Jums kelioniai pasiūlyti švedų gamintojo Trangia produktus. Jie gamina ir keliems žmonėms, bet kadangi važiuosite vienas, yra specialiai vienam žmogui padarytas produktas Mini Trangia. O, geras. Kur? Čia įsipilsite sauso kuro, arba spiritas, arba sausas kuras, geriau spiritas. Bet sausas kuras ar želė, sakykime? Galima ir želė. Čia jokios įtakos. Bet kadangi važiuoja ten, kur šalta, reikia labai atkreipti dėmesį, ar ta želė išsilaikys šaltyje, nes spiritas šaltyje veiks. Aš supratau. Ir čia dar padaryta kas? Reiškia, į vidų pripilat spirito, jeigu labai šalta, šonuose užpilat truputį spirito, uždegate, pasikaitina spiritas viduje ir toliau galite gaminti. Supratau. Reiškia, kažkam vienam patiekalui, jeigu norite pasikepti kiaušinuką, arba naudojamas kaip dangtis, kad greičiau užvirtų. Kad rankos nenudegtų, naudojam nuėmimą. Geras sprendimas iš tikrųjų. Kelioniai dažniausiai būna. Tai vat rankas reikia saugoti. Tai va dėl to. Pasižiūrėkit kaip čia. Visai smagiai atrodo daiktas. Vienam pats. Su šituo dangteliu ten užsidėjus reguliuojasi kaitrumas. Čia dar reguliuoja. Va šit kaip. Bet jis neprisijuga, tik tai užsideda. Užsideda, taip. Čia užgesinai čia. Užgesinimui naudojamas šitas. Bet sakykime taip, dabar jeigu mes uždegėm, dega, galime taip dėti, ar būtinai šitą? Galima taip dėti, bet bus labai didelė ugnis. Ar to reikia? Išeiga didelė. Supratau. Bus proga išbandyti kažką naujo, nes šiaip dujinis naudodavau, tai būdavo bėda. Tai va, tai toksai labai kompaktiškas komplektas ir kad nepasimestų, neišsibarstytų, viską, kai sudedam į vietą, užsitraukti, rekomenduočiau tokį nešiot, turėti su savimi. Jo, aš manau, Carintija tikrai apsaugos nuo šalčio, o Trangia padės pasigaminti pusryčius, pietus, vakarienę, naktypečius. Ten visada bus naktypečiai. Šiaip tai šiuo metu. Nes poliarinė naktis, kai tai bus. Tada visai dienai, reiškia. Visai nakčiai. Visai nakčiai. Dėkui.
Tikiuosi, Vygantui šiandien sekasi viskas gerai, jisai toli nuvažiavęs. Na, iš tikrųjų šiandien norėjau pakalbėti apie šafrano ekstraktą. Šafranas nuo senų laikų žinomas kaip ekstraktas gerinantis mūsų savijautą, mūsų nuotaiką, mūsų emocinę būklę ir gerinantis miegą. Tai yra šafrano ekstrakto su kapsulėse, kur jeigu žmogus kartais neužmiega iš vakaro, rekomenduojama iš vakaro valandą laiko iki miego išgerti vieną tabletėlę. Natūralus, nėra kažkokių tai sintetinių priemaišų, labai kokybiškas iš Ispanijos šafrano ekstraktas. Puikiai suteiks galimybę išsimagoti. Pabandykite keletą tabletėlių vieną, kitą vakarą ir turėsite gerą savijautą, gerą miegą ir ryte turėsite gerą energiją. Tas oras dabartinis, žiema tokia, kai lyja daugiau negu sninga, nėra baltumo, yra niūru, tamsu, galbūt ir Norvegijoje yra tamsu, tai kad Vygantas važiuotų išsišiepęs su gera nuotaika, rekomenduoju ir aš jam išgerti šafrano ekstraktą, nes gerina koncentraciją, gerina savijautą, gerina nuotaiką. Ir tikrai bus jam linksmų kalnelių ir aš manau, kad šita priemonė jums pagyvins nuotaiką. Šiandien norėjau papasakoti truputėlį apie